Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Man ten patinka, nes ten būna giesmės, ten yra daug žmonių, kurie tiki ir eina kartu. O tau negeriau vienam melstis ramiai, o tau reikia minios? Man reikia ir minios, ir vienam. Kadangi esu jaunas, man patinka ir vienam pasišnekėti su Dievu, būnant bažnyčioje. Ir tuo pačiu man yra įdomu kartu su visa minia, su visais jaunais žmonėm, eiti kartu procesijoje. O tu nemanai, kad kitiems trukdom? Truputėlį jų laisvę važom šiek tiek, kai mes užkariaujam visas gatves kalną. Manau, yra laisva Lietuva ir mes skelbiam tikėjimo žodį ir tegul sužino, kad yra toks renginys Kaune ir kad yra tiek daug jaunų tikinčių žmonių. Ką pasakytum draugui, kuris nenori į procesiją eiti? Buvo tokių draugų ir aš juos čia atsivežiau ir dabar jie man dėkoja, kad aš juos pasiėmiau kartu. Tai apsimoka truputėlį rizikuoti ir gėdą šiek tiek pajusti, ar ne? Taip, apsimoka. O tu manai, kad tu darai jiems paslaugą, kviesdamas į procesiją? Aš manau, kad darau paslaugą, nes jie po jos džiaugiasi ir kai pamatė tiek daug žmonių, tiek toks didžiulis renginys jiems labai patiko. Ar yra žmonių, jūs pažįstate žmonių, kurie buvo už kadrų, kurie dirbo procesiją, bet nebuvo pačioj procesijoje? Taip, pažįstu. O jie irgi džiaugiasi? Tu tokia esi? Aš nebuvau procesijoje, aš laikiau fakelą tuo metu, kuomet jūs ėjot visą procesiją. Iš dalies gaila, kad nebuvau procesijoje, nemačiau, kas vyko, bet kuomet atėjo, tai mačiau, kad giedojo, kad meldėsi procesijos metu ir man viskas labai gražiai atrodė, kad tokia masė žmonių ir mes laukėm ir jie vis eina, plūsta ir tokia banga ir galvoja, kada baigsis ir net nustembi, kad iš tikrųjų tiek daug žmonių ir girdėjau, kad... Ir ne į palietumį, ar ne? Jo, ir palietumį stovėjom ir fakelai jau geso, bet buvo verta pamatyti tiek žmonių ir jų tikėjimą. Andrius, ar tu manai, kad tu stovėtum po lietumi ilgai, taip kaip vakar stovėjai po lietum procesijoje, jeigu būtų ne procesija? Jeigu būtų ne procesija, tai kažin, ar stovėčiau taip ilgai po lietum. Bet kadangi procesija, kodėlgi nepasiaukojus? Buvo verta, ar ne? Aišku, verta, kai tiek jaunimo visi eina, žiūri į mus, labai fainai. Matai, kažkaip mes kitaip tos dalykus įprasminam, ar ne? Kai yra verta, tai ir šalta, ir šilta nesvarbu, ar ne? Taip. Tai kaip kitiems perduoti, kad daug dalykų galima nepaisyti, jeigu yra kažko geresnio iš to? Aš nebuvau procesijoje, bet ruošiau visokius daiktus, kuriuos mes pervežėm iš Jurgio bažnyčios į areną ir pastebėjau, kad vienu metu visi organizatoriai, kurie už tai buvo atsakingi ir savanoriai, atidavė visą save. Ir buvo labai gražu stebėti, kaip tie žmonės, kurie dažnai triukšme kažką daro, kurie lekia visą dieną, pavargsta, naktim nemiega šiaip, ateina po procesijos jau švenčiausiai įstatytą Žalgirio arenai ir suklumpa tyliai ir matom tada, iš kur pasisėmė tą savo jėgą jie. Tai kažkaip buvo labai gera stebėti ir visą naktį buvau adoracijoje po procesijos ir labai buvo įdomu, kai ateina žmonės, kurie galbūt kartais nesutinki ir nežinai netgi, kad jie ateitų. Ir pamatai tos žmonės visai kitokius ir tuomet klausi, kokiu nors klausim, pavyzdžiui, kodėl atėjai. Ir jie atsako, kad jeigu aš čia neičiau, aš nepadaryčiau nieko. Tai, va. Ačiū labai. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy.
are holy, holy, holy. Lord, you're holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart.